Labas rytas, bičiuliai. Sveikinuosi šiandien iš mašinos. Ką, rudenėlio sulaukėm, judam į Dzūkijos pusę. Žvejyba lydekų, velkiavimas, kaip visada, tema nesikeičia. Sustojom biškį į degalinį su bičiulis kavos nuėjau. Šiandien gaudysim draugę su Deimantu. Tikimės, kad vanduo bus pravėsęs jau, nes prieš tai visiškai buvo nekibadienis, tai patys matėt, kad net nelabai buvo ką ir įkelt. Tolimesnis pratęsimas mūsų viskas nuo vandens. Tai va, bičiuliai, tiek iš ryto ir pasimatom ant vandens. Va, tas kaltinykas, kur sakė, kad šiandien pagausim, pažiūrėsim. Tai, pagausim. Nervinu, tai tokia žulė, kur pijavus turi kavus, po 5 puodukus, blėt. Važiuojam. Viskas, bičiuliai, mes jau valtelėje. Tvarka iš kairės į dešinę, iš dešinės į kairę. Viskas susiruošta, įleista, belieka leist meškeres ir žiūrėt, kas bus. Skelbiam rudenio sezono atidarymą. Ant kiek čia bus veiksmo sunku pasakyti. Vanduo 16,9. Iš tikrųjų vandenėlis šiltas. Tiek smagu, kad saulytė. Mailiukas matau juda. Juda mailiukas, gali judėti ir tos, kurios jau ieško. Iš tikrųjų masalų čia tikrai tiek nereikia, bet kai nekimba, tai paskui pradedi galvoti, galėjau ir tą dėžutę įsidėti ir tą, ir galbūt kibė ant to ar ant kažko kito. O kai kimba, dažniausiai ieškai dublikatų, antrų lygiai tokio pačio. Tai va, viskas. Pasiruošiami darbai į pabaigą. Suleidžiam kotus. Laukiam kibimo.
veiksmas prasideda. Deimantas susileidinėja, sako, yra, nespėjau užleisti. Ne, lydė užpiešį, sakau, bus netik. Tai jo, kolote matėm ir tarpe mailiaus gražiai. Tu turbūt ne per tolę, ne? Nes tu leidai, tau daug neišėjo. Pasakok. Ką? Nu, įspūdžius, emocijas. Aš pasirinkimų, taip supratau, neturiu. Įrankį savo darbinį. O čia gražiai taip. Dar visai nupykę gavo. Čia tokiam pabėgimo ribos. Aš mačiau, kad tai pabėgimo. O, patleidžiu. Opa. Nusisuktų. Bičiuliai, yra pirma šiandienos. Taip, gerai, išsilaikyk. Palauk, nekelba, čia paskui bus reikalų, pilna valtis. Tuoj mes susiruošėm amuniciją, einam įsikabyt ir tuoj galėsim parodyti ir jom. Va, bičiuliai, Deimanto pirma, graži, rudeninė, valgius. Tuoj mes ją pasveriam. Taip, 3,1 su centukais. 3,1, 3,5, tai realiai 3 kilogramiukai ir 75 centimetriukai. Graži spalva. Pilvukas ruošiasi rudeniui. Kaupia atsargas. Tai va, kiek paplaukėm, porą valandėlių. Pirma. Antras pjaunas iš tikrųjų. Jo, pirmas buvo toksai iš vis tik prisilietimas, o šitą va užleidinėjom. Tai va, judam toliau. Paleidau. Jau taip džiaugiausi, sakiau, bus revanšas Deimantui. Tik čiupt ir paleidau. Jo, labai atsargios tokios čiupt ir patek dabar reikia persitraukti visą persitikį. Ką, pabėg, taip nebus. Jaučiu, kad spurda kažkas. Bet čia turbūt labai sunku pasakyti, kai greitai išeina į paviršių. Jo, jau paskui planeris paviršium jau. Tai. Užkaupus raumenio per vasarą. Aš šitą atsipalaidavęs viena ranka. Tokius smūgius. Stipresnis vienas kitas. Čia ne koks karšis užkabros. Kad taip kažkaip įdomiai, kaip persivertus atrodo eina. Gerai, mūsų pareina. Jo, teguma. Šonė. Gerai. Šį kartą tamta skaičiniais pareigom. Taip sakant, 1-1. Iš galo atleidžiu. Nu. O. Įvertį. 1-1. Vietinių varžybų rezultatas. Vietinių valtyje varžybėlių tarpusavio pasimėgaudami. Taip,
Gerai. Einam ieškoti pincetų. Smagu. Oras geras. Pasaka. Dar taip planavom anksčiau išvažiuoti, bet nėra ko iš tikro. Rudenį ir kibimai. Aš visada, jeigu pastebėjau, kitą kartą ir 10 įsiruošė, ir niekada 8, 7, nesiverčiu per galvą. Niekur jos nedings, jeigu kips, tai kips. Tai va, dabar einam pakuotis. O, seliavinį. Bičiuliai, tikra seliavinė rudeninė. Gražuoliai. Trumpa. Pilvukas stambus, bet jau labai panašu man į tėviškę. Nu, ne, mažesnė. 2,8-70 su šito. Litgripo tai apie 2,6. 2,6 ir trumpukį seliavinukį. Lygius labai panašus, šitas taurės. 7,1. O 7,1. Tai va, smagu. Ruduo, oras geras, kibimas yra vasara. Ką, laiko turim, laukiam. Pertraukėlė išnaudosim skanumynam, kavytei, prasmingai. Kokia man ta vyksta, kas čia vyksta? Masalų rekonstrukcija. Kaip čia? Remontas. Žodžiu, biškį keičiam lokaciją ant tos pačios balos. Keičiam, žaidžiam su gyliais. Žiūrim, kur kažkur pirmai tai buvom neblogai mailiaus užplaukę. Tai vienas kitas kibimas pasirodė, o dabar matau, kad vėl neberanda mailiaus. Kažkaip įdomiai. Pasimėčius žuvis, o kai nerandi mailiaus, dažniausiai neieškok ir lydekos. Kaip sakau, šiaip savo, kaip mes sakom, šiaip savo ne asfalto, nu, ta prasme, visiškai lygios vietos, biškį dabar ne tas laikas, kad gulėtų, tai dar vanduo sušilo, va iš ryto buvo praktiškai 17, o dabar matau 17,6. Tai vanduo jisai dar šiltas, mailius vis tiek kaip būtų, dar jisai giliai nestovi, arčiau kranto linijos. Tai lydekėlės ganosi kažkur aplink. Tai va, atsigersim kavytės, papietavom ir ką, ir laiko turim. Tokį orą, sako, škada neišnaudot. Iš tikrųjų, turbūt, kad turim bobų vasarą, aš taip galvoju, nes jau taip ant kotų voratinkliai traikosi, tai bičiuliai, nesnauskit. Turit galimybę, savaitgaliaukit, išnaudokit, nes paskui turėsim vėliau tik tai vėsiau, ant galo turėsim šlapdribą iš dangaus ir tikrai nemalonės sąlygas. Tai šiandien iš ryto šalneliai gera buvo, įsimetėm dar termo rūbus, bet visa gelbė tik tai, kad nėra vėjo didelio. Kelių metrų, tai saulytė maloniai šildo ir sąlygos tokios. Fantastika. Tai va, atsigeriam kavytės su nauja energija, tęsim žvejybą. Nespėjom kavos pasidaryti. O, stabdė įverštas. O čia, bičiuliai, įkinkiau kažkokią sunkesnio kalibro. O, pažiūrėk, kaip eina. Vynioja.
Vynioja, bičiuliai, vynioja. Eik tau. Oi, tu pažiūrėk, ką jinai čia duoda. Termosai įsilakstė masalai ir termosai. Viskas įsilakstė. Pažiūrėkit, kai ko tau užrinkti. Važiuoja. Viskas mažinam. Maksimum. Labiau stresu. Sėdinam taškiuką. Bičiuliai, bandom jas prisišnekyti. O, bičiuliai, gera. Deimantas sakė, pelekas išlindo geras. Trofėjus. Trofėjus. Čia, kiek čia trofėjus, neaišku, čia ar šiandienos trofėjus, bet jau čia kaip spaudė buvo aišku, kad čia jau biškį mamka. Parvingiuoja, va tas ir yra, kai jinai jau didelė, tai jinai parvingiuoja, po valiai, pareina, nestraksi. Kaip dabar man jaustis? Tai toks sugniuždytas visiškai, nes jau šiandieną rekordą šitą pramuščiau tau iššūkis. Jo, čia jau čia yra. Jau šiek tiek jos jau yra. Gera. Gera, bičiuliai. Ai, sau čia yra ką traukti. Duosime tą samtį. Imk rankų. Grieb. Parodį, kaip moki paimti. Eik, sau. Aš tau biškį, bičiuliai, kamerą nuimsiu, duosiu aš tau kamerą. Palaikyk biškį. Tu. Va. Tuoj mes jums pafilmuosime iš arčiau. Bus įdomiau. Keičiamės. Tai duok man įrankį, ką aš šitą kamerą atinu. Olia kupro įrankį. Graži. 6 netiki. Žiūrėk, gražiai užsiveda. Eina. 6 kokie. Ne, gal 5. Tai duok tą rankas. Grožis. Grožis. Pažiūrėk. Šau elementų. Pabandyk ranką paimti. Jo. Profesionalas. Žinai, vyrai eina su pirštinėmis. Eimės, yra čia. Ne, įbausiu. Vyrų. Yra tam dalykui. Reikia pirštinėmis gali. Sa. Viena pirštinė čia. Na, štai jau Čia. neimčiau. Kokio kalibro. Nėra ką žaist. Nėra ką žaidyti vyrų. Nagi. Nu, ką būna? Nereikia siemti paskui sveitis iš pirmą. Teisė.
Gerai, man nufilmuos. Toliau biškį. Tai va, čiurliai šiandienos trofėjus. Tuoj pasversim, pamatuosim. Solidžiai. Right. $6.30. Aš tau sakiau. 6.30 ir metą turim. Apytiksliai čia tarp jau nepus lavadariaus ir Susilenkus, jo, jeigu ištiesos metas. 9-8 metais. Tai va, čiuliai, toks grožis, metrinukį. Viskas, nekankinam, susvėrėm, leidžiam atgal. Sunku net suimti. Jo. Op! Jo. Čiuliai, pasaka. Rudeniniai trofėjai. Gera kova. Super. Nu ką, bandom dar. Tokios tikriausiai antros jau nebus, bet kokia bebūtų, yra smagu. Čiuliai, veiksmas vyksta. Užsivakarojom. Užsivakarojom. Pusė 5. Ir veiksmas vyksta. Padoriai spustelį. Jau susidėjau ant keitimų masalus, pasiruošiau. Kol aš žiūrau, man tas sako, žiūrėk, veiksmas. Tai čia dabar geroka pauzė, iš tikrųjų buvo jau. Vis mes jau surandam, bet... O, paleido, viskas, paleido. Nebloga buvo. Nebloga. Kad nebūtų kando, duosime. Nenukando. Nu, nieko svarbiausia, tiko jom, patiko masaliukas, nes biškį vis keitimus darom, ant to kibo. Jau matom, kad po pietų į antrą pusę jau keičiasi apetitas ir ant to kibo jau nebekimba. Tenka keist su galva, galvot, ką uždėt naujo. Tai mes nemiegam, dirbam tuo klausimu sparčiai ir vis tai tą uždedam ir kažką atrandam. Tai va, visi spjovė trišakį, tai, kaip sakant, bandysim pasididinti, nes tikrai kai kurių gumų yra maži trišakiukai, visiškai, kaip sakyt, mažuliukai. Tai va, keisim. Biškį vėjukas įsipūtėtai. Turim bangelę. Bet čia tokia banga, tai baig. Tai va, ir, kaip sakant, laukiam su vėjeliu. Tai viskas, draugai.
dienelė į pabaigą, saulė leidžiasi, mes tvarkomės savo žaislus, galim reziumuoti šitą dieną, tai laikas smagus, kibimų tikrai buvo daug, ką kolegų galėtų pridurti? Laivų nereikia. Ne, laivų nereikia. Ne, Viskas, žodžiu, super, tikrai diena nustebino po tokios nekibos, toks skaičius kibimų, kitas dalykas, kad rudeninis trofėjus vienas papuolė, matėm pats metras, tai metras nėra taip dažnas, kaip sakau, svečias valtyje ir ant šitos didelės balos, bet metrą taip jau dažnai tikrai nepavyksta pagauti, tai va, tai šiandien nustebino toksai trofėjus. Tai va, bičiuliai, mūsų tiek, jeigu nekait, paspauskit laiką, prenumeruokit, ačiū, kad žiūrit, kad sekat. Manau, kad dar bus žvejyba šįmet ne viena, tai smagaus jums žiūrėjimo ir likit sveiki.